Pirmąjį rugsėjo savaitgalį Žemaitijos sostinėje Telšiuose vyko didžiosios žemaitiškos riedynės nuo Meškos iki Meškos. Renginys vėlavusi 1,5 valandos, tačiau kantriausieji smalsuoliai vis dėlto sulaukė starto pradžios. Dalyvauti jose norą pareiškė net 9 komandos, ne tik iš Telšių, bet ir iš visos Žemaitijos. Sulaukta svečių iš Šiaulių bei Kelmės rajono. Riedynės nuo Meškos iki Meškos buvo iššūkis drąsiausiems vairuotojams. Jiems atsivėrė puikiai galimybė išbandyti save ir parodyti, ką sugeba. Visiškai nesvarbu, ar sukauptas 40 metų vairavimo stažas, ar vairuotojas tebėra pažymėtas žaliu klevo lapu. Pagrindinis šio renginio tikslas – paskatinti jo dalyvius sukonstruoti kuo originalesnės formos bemotorę transporto priemonę ir įveikti numatytą kelio atkarpą, nusidriekusią pagrindinės Telšių gatvės kalnų. Kadangi miesto simbolis yra rudasis lokys, o jų telšiškiai turi net 2, nenuostabu, kodėl riedynės ir buvo pavadintos nuo Meškos iki Meškos. Susirinkusiuosius į šventę džiugino vienos už kitas gražesnės savadarbės transporto priemonės. Smalsuoliai galėjo išvysti ir ligoninės lovą, ir kaimietiško stiliaus automobiliuką, ir net karstą. Svečias iš Šiaulių pademonstravo ypatingą išmonę ir su savimi atsigabeno neregėto dydžio pintinę, į kurią tilpo pats. Ši transporto priemonė komisijos buvo pripažinta originaliausiu keturračiu mechanizmu. Startavus riedynėms, vieni įsibėgėjo nuo kalno ir lėkė visų greičių pirmin, kiti vairuotojai dėl savo ir aplinkinių saugumo stengėsi neskubėti ir nusprendė, jog svarbiausia prieš žiūrovus pasipuikuoti savo išmonę. Ne visiems dalyviams pasisekė kirsti finišo liniją. Po antrojo važiavimo paaiškėjo, kad nugalėtojais tituluojami svečiai iš anapus – vaikinų komanda Zombe. Antra vieta tenkinosi Širlinskų ekologinio ūkio komanda, o trečias, bet ne prasčiausias, buvo vienintelės dviratės transporto priemonės vairuotojas. Po varžybų nė vienas dalyvis neliko nuskriaustas. Jiems atiteko rėmėjų dovanos. Tačiau kompetentinga organizatorių iš Telšių kultūros centro komisija atrinko ir daugiausiai simpatijų pelniusius dalyvius. Nuotaikingiausia tituluota Telšių jaunimo žurnalo Voba komanda. O daugiausia plojimų ir pagarbos nusipelnė vienintelė vairuotoja mergina, sugebėjusi puikiai suvaldyti savąjį tortą. Riedynės Telšiuose organizuotos pirmą, tačiau gal ir ne paskutinį kartą. Smagu, jog tokiomis varžybomis rudenėjant paįvairinama žmonių kasdienybė.